Yellow. Pirmą kartą, tai nieko tik pradėjom vaikščioti. Davai. Donata su savo kompanija eina į viešbutį. Ar eina? Mes einam. Tai štai. Mes esam Osle, apšildinėjom Donatą Montvidą. Oslo, tai štai. Oslo koncertų salėje. Oras yra tikrai nuostabus, viskas jėga, ką tik pavalgėm. Dabar einam ant Opera House stogo. Bandysim pagauti, kas ten yra. You're so beautiful. Aha. Tai štai mes esam dabar ant Žemųjų opero namų stogo ir matom labai gražų vaizdą, tai yra DSDS keltą ir visa kita, taip labai gražu. Taigi, sveiki visi! Sveiki! Draugai ir ne tik, jūs visi esate kviečiami į laivybos sezono atidarymą. Svečiuose būsime mes Golden Age, šėlsime kartu su savo koncertinė programa, todėl laukiam visų. Iki, laukiam! Dabar vyksta fotosesija ir aš esu už kadro. Ar man pasitraukti ar ne? Taigi, oras yra tiesiog nuostabus. Ką galiu jums papasakoti? Taigi, jeigu tiksliau, pirmą kartą esu Osle ir čia tikrai yra labai įdomu. Vis dėlto vis tiek arti jūros. Kažkiek panašumų yra ir Klaipėda, bet architektūra tikrai be galo įdomi. Kelionė buvo pakankamai lengva, kėlėmės anksti ryte, išvažiavom ir skridom iš Vilniaus, o velne. Mane traukia. Gerai, baigiau. Amba. Aš irgi norėsiu. Kas įvyko įdomaus? Nežinau. Laukiam koncerto, tikimės, kad viskas praeis labai puikiai. Girdėjom, kad bilietų yra išpirkta apie 500. Žiūrėsim, kaip bus koncerte. Pakeliu į repeticiją. This is how we do it. This is how we do it. Na ir štai, mes pasidažėm pakeliui į koncertą. Jo, skubėjom šiek tiek, labai skubėjom. Šiek tiek labai. Mūsų limuzinas. Kas nori būti mūsų muzikantais? Paieška. Nereikia muzikantais. Turim vieną kitą.
Sorry, Hebra, Evelina nenori, nieko neišeis. Man patinka kompanija, man patinka draugija, bet ne. Sorry. Aš stengiausi, bet... Tai vat mes dabar esam... Tiesiu ranką tau. Mes dabar arbatėlės išgersim. Arbatėlės pašildyti savo gerklėlės. Jo. Vat, tuo neužilgai eisim į sceną. Šiek tiek aš asmeniškai jaudinuos. Aš ne. Evelina ne. Bet tai būna labai retai. Būna dažniausiai atvirkščiai. Bet šiuo atveju aš palaikau savo angelą. Mes kaip sakom, mes laik pasiskirstom. Oi. Aš padėsiu jų. Jo, ką norėjau pasakyti, Evelina nuėjo, bet kaip jau buvo minėjusi, jo, kai aš jaudinuosi, jinai nesijaudina. Kai jinai jaudinas, aš jaudinuosi. Ir štai kaip mes. Kai aš nesijaudinu, jinai nesijaudina. Kai aš jaudinas, jinai jaudina. Kai aš jaudinas, tu nesijaudini. Kai tu jaudinies, aš nesijaudinu. Taip. Liko selfis. Mes jau po koncerto. Viskas buvo žiauriai gerai. Nepaisant to, kad paskutinius 3 kūrinius dainavau, atlikau savęs negirdėdama. Bet mes esam stiprios mergos ir atlaikom iššūkius. Ne, šiaip viskas labai gerai, tik tiek, kad buvo sunku pabaigoj, bet publika buvo tokia awesome. Ir šiaip žinau, dėl ko labai džiaugiuosi, nes labai... Mes padarėm tikrai labai be galo gerą darbą, mes taip vieną kitą pajutėm. Jo, sutinku. Jo. Vienu metu padarėm Shake Your Booty, pajutom. Ir šiaip žinas būna judesių, kai tu tiesiog pamastai apie tai, tu pamatai ir pasižiūri vieną į kitą ir mes jau suprantam. Nereikia netgi nei pavaizduoti, nei žodžiais apibūdinti. Tiesiog dabar šitas, tipo net nereikia pristatyti. Jo, tai žiauri. Cheers to that. Cheers to that. Dabar turbūt eisim paklausyti Montvido. Jo, nes jis dabar dainuoja. Taip va? Jūs be abejo esate didžiausia motyvacija stengtis. Labai laukia tos akimirkos, kai mes dainuosim savo dainas, kai jūs dainuosit kartu su mumis mūsų dainas, mūsų žodžius, kai ateisit į mūsų koncertus palaikyti. Ir apskritai muzika yra toks nuostabus dalykas ir mes kiekvienas taip tą muziką jaučiam. Tai šiuo atveju Donatas Montvidas tikrai daro nuostabų darbą. Ir dėl ko man tiesiog labai gera. Taip. Tai mes dabar baigiam, laukiam pabaigos ir žiūrėsim, kas bus toliau. Evelina, ką darai? Fotografą, prašau. Ai, tušinukas baigėsi. Gal turi dar vieną? Ube. Right now there's someone else. You used to call me on my phone. Late night when you need mine. Call me on my late night when you need mine. Guardia. I know when that hotline bling. Tik atsikėliau, norėjau eiti į miestą ir supratau, kad aš nerandu savo kožos. Ir labai tikiuosi, kad ją palikau apačioje, kai visi buvom
vakarojo, tiesiog tegu ieškoti. Excuse me? I want to ask, I left my jacket, but not... Emma? No, we haven't found any jacket. No? I've received anything this morning. Okay, thank you. Taigi, aš su koža, viskas labai gerai, apart to, kad lyja. Mano planas, aš turiu daug grožių. Aišku, tai yra mažiau, nes kai kurios neištvėrė nakties. Jų aš gaila negaliu vežtis į Lietuvą, nors jos labai norėčiau, bet negaliu vežtis į Lietuvą, tai aš nusprendžiau tiesiog eiti per miestą ir galbūt kažkam duoti tas rožes. Nežinau, išmėginsiu, pažiūrėsiu, gal jums. Aišku, mintis buvo, kad nepalaikytų manęs kokią nors čigonę, kuri duoda rožę ir tada prašo pinigų. Neįsivaizduoju, bet štai. Žiūrėsiu, kaip mano planas gausis. For you. Free. Have a nice day. It's for free. Really? Okay. Fuck, pirmas žmogus, kuris atstumė. Excuse me. Fuck, mano planas neišeina. Yeah. Ką dabar daryt? Man tikrai gaila tų rožių. Oh, Jesus. Excuse me? Just have a nice day. Just take it. Really? For free. Why nobody's taking that? Excuse me. I have a bunch of roses and I just want to give for people and nobody is taking, so. We don't have any girlfriend here. No, just for you. Oh. Why not? Yeah. You know, if you're a guy, so I think that you should have roses too. you. Yeah, have a nice day. Woo! Excuse me, I have many roses and I want to give you a few. Maybe you like to give for your girlfriend. Have a nice day. Have a nice day. Very much. Have a nice day. Thank you very much. You're welcome. And have a nice day. Vis dėlto supratau, kad lengviau yra duoti gėles vyrams, nes jie iš manęs ima ir aš bet turiu tik 4. Have a nice day. Dankeschön. Again. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Done! Žodžiu, o dabar einu ieškoti savo viešbučio. You got me loose. Oh my God. Oro uosto. Pakeliui namo. Pakeliui namo.